Sako, kad važiuojant į šventas, protėvių dvasia alsuojančias vietas, mes turime vidumi paprašyti leidimo. Tam, kad ta dvasia mus įleistų ir savimi pamaitintų, primindama, iš kur kilome ir kaip gyvenome. Turime būti įleisti, kad įeitume ne kaip prašalaičiai turistai, tačiau kaip šviesos keliui bundantys kariai. Tuomet ta vieta tampa neįsemiamu šaltiniu, kuris gaivina jausmus, ramina protą ir atveria širdį. Taip sugrįžtame namo. Taip dar kartą galime ten susitikti. Tai dabar kokį tu gyvenimą gyveni? Kaip tu galėtum sakyti? Aš tai stengiuosi gyventi kaip įmanoma labiau teisingą gyvenimą pagal mano paties požiūrį, nevengiant bandyti daryti klaidas ir iš jų mokytis. Kiekviena pasaka turi pradžią ir pabaigą. Kažkada viskas sustabdo didžiojo meistro rankas staiga. O kas jeigu nėra jokio laiko? O kas jeigu? Aš vis dar tikiu, kad galbūt laiko nėra ir tas laiko atsargos yra begalinės, daug kartų kartojamos, bet duotuoju momentu, aš žinau tik tai, ką žinau duotuoju momentu. Tai kaip sakant, ateitis ir praeitis man yra uždarytos duris. Priminimas savo kaip motyvacija. Tai reiškia, nebijok, viskas bus gerai. Bet yra kitos dainos, kuriuose aš sakau, kad daryk. Taip, dabar ir šiandien. Nes ką reikia daryti šiandien? Šviesą reikia gaminti. Reikia gaminti šviesą. Bet žinai, tu kita vertus sakai, kad sunku uždegti tamsą. Nu tai taip. Tai visada sugriauti yra lengviau, galima vienu judesiu. Reiškia, pastatyti vienu judesiu apart ten kūrėjo, reiškia, niekam nepavyksta ir neišeina. Tai mums paprastiems žmonėms žymiai daugiau reikia įdėti vargo. Bet šviesa tai yra ateitis. Kiekvieno žmogaus vertybinis dalykas. Reiškia, aš tikiu šeima, aš tikiu šalim savo, aš tikiu viskom. Ir tam reikalingas tęstinumas. Taip. Nu, reiškia, aš turiu mano vaikai, toliau kažkas tai. Tai šviesa tą tęstinumą ir daro. O tamsa viską sustabdo ir pakiša pavelėną. Viskas sugriauna ir nieko nebelieka. Tai automatiškai aš noriu eiti į šviesos pusę ir kad kuo daugiau žmonių tai darytų, nes, kaip sakant, Lietuva paimkime. Ne? Kas yra Lietuva? Jeigu mes paimtume tik tai geografinę savoką, kad apibrėžtą teritoriją, nu tai jeigu būtų tuščia, tai jinai nieko nereikštų niekam. Ir vis tiek Lietuva tai yra tie 2,5 ar 3 milijonai žmonių, aš čia nestatistas, nežinau dabar tikslių duomenų, kurie yra darbai, mintis ir vertybės. Jeigu tų žmonių vidinės, būtent šitos savybės yra labiau šviesa, Lietuvoje šviesiau. Jeigu labiau tamsa, Lietuvoje tamsiau. Viskas žiauriai paprasta. Natūraliai be abejo žmonės yra nevienodi. Pagal savo, nežinau, prigimti turbūt, pagal kaip augo kokioje aplinkoje, pagal žmonės, kuriuos jie supo, jie vėlgi būna atviresni, uždaresni, drąsesni, bailesni. Bet tu daugiau turiu omenyje praeitį, tą patirtį, kuri jau buvo. Sakykim, ką daryti, nu jeigu dabar, žinai, mes gyvenam dabar, viskas vyksta čia. Tai kaip mes galim įtakoti, žinai, kad labiau tada žmonės remtųsi, kaip sakai, mintis, darbai. Mes turim kalbėtis. Jo, mes turim kalbėtis ir bendrauti. Ir tie, kurie yra stipresni arba labiau jaučiantys, galintys nešioti, nežinau, tą šviesą ar tiesą savyje ir drįstantis sakyti tai ir nebijantis argumentuotai šnekėti su tais, kurie jais abejoja ir įrodyti savo tiesą, ginti tą savo tiesą. Reiškia taip. Tai tie žmonės be abejo yra reikalingi ir jie turėtų eiti į priekį, reiškia, ir kalbėti. Bet jie neturi būti tokie, kurie sako, taip, aš žinau, bičiuliai, tiesą. Jo, aš žinau geriau už jūs, ar ne? Aš žinau geriau, ne. Jie turi sakyti, aš manau, kad yra taip ar taip. Ir tada bendroje diskusijoje gimsta tiesa. Jau atsiradus diskusijai, mes nebestovim aklavietėj. Mes užšnekamės, mes galim judėti priekį, atsiranda pretekstas veikti kažką tai. Nes kai mes nebendraujame, mes stovim, reiškia, ir viskas pavirsta į liūną. Tai reiškia, sakai, kad iš tikrųjų be galo svarbus yra santykis tarp žmonių. Tai santykis yra turbūt ne vienas, o pagrindinis mūsų gyvenimo variklis. Nes jeigu mes visi po vieną, tai viskas labai greitai baigėsi.
O jeigu mes bendraujam, mes tada pradedam mūsų santykio pagrindo kurti ateitį. Kalbi iš tikrųjų apie praeitį, apie šeimą, apie tas vertybės. Bet tu tapai šauliu, mes stovėjom ant to Gedimino kalno, žinai, prisiekėm savo šaliai, atiduoti jėgas, negailėti gyvybės. Ką tau reiškia iš tikrųjų, tai, kad šauliai, broliai, seserys tau, turi prasmę? Mano stojimas į Šaulių sąjungą, iš tikrųjų, pačioje pradžioje tas sprendimas... Žiūrėk, mes kryžkeliai. Aš tai eičiau į dešinę. Reiškia, mano sprendimas įstoti į Šaulių sąjungą buvo įtakotas ne sociumo paieškomis. Pačioje pradžioje, tikrai ne tai, kad aš noriu dabar atsidurti kažkoje kompanijoje, kur yra daug žmonių, kurioje aš jaučiausi saugus, nes ten mane supa bendraminčiai. Tai be abejo yra svarbu, bet sprendimas priimti ir daryti tai yra tikrai ne to buvo paremtas. Reiškia, tai buvo įtakotas mano vidinių, mano vidinių nusimatymų, kad esant tokiai geopolitiniai situacijai, kokia jinai buvo ir yra dar vis dėja, ganėtinai įtemptai kiekvienas žmogus, kuriam yra vėlgi svarbios tos vertybės, apie kurias aš kalbėjau. Šeima, jos ateitis, jo valstybė, kurioje jis gyvena, jos ateitis, reiškia visi tie dalykai, jisai turi, tu užduodi savo klausimą, tai ką tu dėl to padarei, kad irgi prisidėt prie to bendro reikalo. Pradėk nuo savęs. Bet daugelis žmonių taip ir nepradeda nuo savęs nieko daryti. Reiškia, aš uždaviau savo sąžiningą klausimą, ką dar aš galiu padaryti be to, ką aš šiaip veikiu gyvenime, kad šitoje šalyje man būtų kažkaip prasmingiau suvokti, kad aš vis tik tai nepramiegu momento. Reiškia, aš pagalvojau, kad Šaulių sąjunga būtų ta organizacija, kurioje aš galėčiau gauti tam tikrų įgūdžių ir netgi be praktinių įgūdžių, netgi visuomenėje, kaip sakant, pozicionuoti save ir viešai parodyti. Tai tu tampi to pavyzdžio, ar ne? Kad svarbios vertybės. Aš nesu tokia asmenybė, kuri ten galėtų įtakoti galbūt kitus žmonės. Kodėl? Jeigu sakai, kad santykis svarbus, tai mes vienas kitą visi įtakojam. Tai čia neišvengiama. Šitą paprastos grandinėlės prasme, taip, tikrai taip. Bet tas pozicionavimas vėlgi labai svarbus savo paties motyvacijai. Nes pats svarbiausias žmogus tavo gyvenime, kaip bebūtum esi tu. Pats. Reiškia, nes santykis su savim yra labai svarbus. Nes savęs neapgausi. Čia tai, ką ir tu sakei apie šviesą ir tamsą viduje, nes tu tada žinai, ką tu renkiesi, jeigu tu aiškiai... Jeigu tu viduje savo meluosi, tai apie jokią šviesą mes toliau galime nediskutuoti. Tu pats su savim, reiškia. Tu turi būti visų pirma sąžiningas su savim ir tada tos trūkumus, kuriuos matai esant, juos kažkaip tai bandyti išsispręsti. Truputį labiau geras, truputį mažiau blogas, aukščiau lubos, mažiau skeletas stogas, truputį mažiau priešas, truputį daugiau brolis, truputį labiau kilęs, mažiau puolės, truputį daugiau jausmų, truputį mažiau skausmo baimė atsitraukia ir nebe taip kausta, truputį mažiau gėda, truputį mažiau ėda tos, kurie tiki. Todėl išlieka nebabėga. Tai mes galim uždegti vieni kitus kažkokiu būdu, ar tą valią kažkaip pažadinti, pakviesti į mūsų gyvenimą? Taip, juk mes vadovavomės autoritetai, juk maži vaikai ten kažkodėl tai laiko, besidomintis futbolu, ten laiko Ronaldo ten savo autoritetu, arba ten maži ledo ritulininkai Dainių Zubrų laiko irgi tuo. Mes siekiam, mums asmenybės reikalingos. Tos asmenybės herojai be abejo, tai yra nedaloma mūsų pasaulio dalis, tai yra vienas iš motyvacijų. Ir Lietuvoje, pavyzdžiui, dabar su geru bičiuliu prieš tai diskutavom apie tai, kad mums labai reikia herojų. Pačiose įvairiausiose situacijose, reiškia nuo realių esančių, nežinau, politinių, kažkokių tai visuomeninių, iki filmų, animacinių filmukų herojų, kurie būtent pabrėžtų, nežinau, gerasias žmonių savybės, pasididžiavimą savo šalim, pasididžiavimą vertybėmis, kurios yra, jos turi pateiktos būti šiuolaikiškai nenaiviai, ten, aš čia, žiūrėkit, baltas pūkuotas ir niekada aš jau toks jau čia gerėtis, taip nebūna, bet kokią tokią fikciją tiek suaugęs, tiek vaikas iš karto atmes. Jis turi būti žmogiškas, bet galutiniuose savo pasirinkimuose jis turi būti, tie pasirinkimai turi būti tokie, kurie skirti kurti, o ne griauti. Mylėti, o ne nekęsti, reiškia.
ir ginti, o ne išduoti. Vat, labai viskas paprasta. Ir reikėtų daug žmonių, ir kai mes šnekame, pavyzdžiui, apie tą patį netgi kažkokį gynybinį šalies potencialą arba meilės šalies potencialą, nereikia būtinai turėti, reiškia, ginklo rankoje, kad įrodyti, kad aš galiu ir daug darau. Kurk, esi kūrėjas, kurk. Vardan labo. Ginklų gali tapti ne vien tik tai realus, žinai, šautuvas, pistoletas ar ten peilis, bet ginklas gali tapti... Viskas yra ginklas. Taip, viskas yra įrankis, taip. Žodis yra ginklas. Nu, arba įrankis, kuriuo galima labai daug ką nuveikti ir kartais netgi daugiau negu kiti tais visais... Bet čia nuo situacijos priklauso. Reiškia, apkase tai jau tau ginklo labiau reikėtų negu kad gero žodžio, bet galbūt prieš tai buvo daug laiko arba po to bus daug laiko, kai žodis išspręs. O žiūrėk, jeigu kalbėti apie stichijas kaip simbolius, ar ne? Mes žinom, kad išoriniam gyvenime veikia ugnis, žemė, vanduo, oras ir net ir protėviams tai buvo svarbus simboliai. Kažkokiu būdu jie įkvėpdavo, kurdavo tą gyvenimą, remdavosi jais. Ir sako, kad tie patys simboliai kaip stichijos, jie gyvena ir žmogaus viduje. Ugnis gali būti, kai tu pasakai žodį ugnis, žmogus gali įsivaizduoti degantį namą. Kitas įsivaizduos degantį židinį. Trečias įsivaizduos didvyrį įsiplieskusi su kalaviju rankoje. Tai yra labai daug nuo kiekvieno asmeninio. Bet tai, ką tu ir kalbėjai, žinai, kad tai yra jėga, kurią mes galim panaudoti tiek kuriant, tiek graunant, kaip ir ta pati ugnis, žinai, jinai gali veikti destruktyviai, o jinai gali ir kažkaip, žinai, reikiamų momentų sušildyti ar uždegti. Taip, ir kuriuo keliu įėjai ir kas stengiasi įrodyti šitam pasaulyje. Aš viliuosi, tikiuosi, kad pasaulyje bus daugiau žmonių, kurie norėtų eiti link šviesos ir, kaip sakant, link kūrimo proceso. Nes tada ir ši žemė, ir ši šalis, ir žmonės gyvos toliau. Jeigu ne, tai ne. Ir klausimas, ką tu asmeniškai pasirinksi. Ir netgi nereikia, aš dar kartą pasikartosiu, nereikia globaliai panirti į bendrus kaip visi. Ne, tu pats pasirink ir viskas. Daugiau nieko gyvenime iš kiekvieno asmeniškai žmogaus nereikia, apart jo tikro, natūralaus pasirinkimo vidinio. Viskas. Tai reiškia, pirmiausia, tu pats esi sąmoningas apie tai, kas yra tavo viduje, apie savo elgesį, apie savo žodžius, santykius tarpusavio, ar ne? Patys didžiausi burtažodžiai reiškia lemiantis santykių gerovę. Tai yra labas, ačiū, atsiprašau, prašau, myliu tave. Čia yra patys svarbiausi žodžiai gyvenime, patys banaliausi, bet jie yra patys svarbiausi ir tikrai labiausiai. O čia yra, ta prasme, tokie amuletai, kurie veikia. Nes jeigu mes išimtume, tiesiog socialinį eksperimentą, jeigu padarytume, reiškia, išimam šitos žodžius iš mūsų kasdieninio gyvenimo 2 savaitėm. Manau, kad kiltų karas. Labai nuo šeimininių, reiškia, tokių mažyčių kariukų iki didžiųjų. Nes tada iš karto automatiškai gimtų kažkokios mintis, ką jis galvoja, gandai. Gandai pagimdytų baimę, o baimę mes dažnu atveju slopinam agresiją. Nu taip, tiesiog žmogus dažniausiai, kad jisai geriau pritriekš. Bet tai matai, tu ir kalbi, kad tai yra oras, tai yra stichija, reiškia žodis, komunikacija, bendravimas ir kas atsitinka, jeigu... Bet žodis tai ne oras, žodis tai jėga. Išimam jėga, bet jeigu tų dalykų nebelieka, žinai, arba jie naudojami kažkokia neigiama prasme, nes žodžiai gali būti visokie. Jeigu tu išimi jėgą, tai ta tuščia vieta, kaip ten tose patarlėse, niekada nebūna. Jie iš karto užpildo. Jeigu išimsi bendravimą, tai jo vietoje iš karto atsiras baimė. Nes kai tu nežinai, tu pradedi bijot. Tu pradedi bijot, kai dar kartą pasikartu gandus savo galvoje, paskui tos gandus skleisti ir galų gale tie gandai pagimdo agresiją. Viskas. Moralinė, fizinė, bet kokia. Bet 100%, kad taip. Ir viskas. Nes tamsos egzistavimo pagrindas yra agresija, turbūt. Iš esmės. Reikia labai paprastai, kad tos pasirinkimus imtų priminėtų žmogus tos apsisprendimus, apie kuriuo mes šnekam labai paprastose lygmenyse. Ir automatiškai sudėtingose procesuose paprasti kiekvieno asmeniniai apsisprendimai automatiškai įtakoja
sudėtingus visuomeninius procesus. Kaip tas žinomas posakis reiškia, aš nieko negaliu pakeisti, pasakė 3 milijonai žmonių ir nieko nepadarė. Ir nieko nebuvo. Va, tai reiškia, 3 milijonai paprastų pasakymų savo, kad aš ten nepadarysiu šito, realiai įtakojo didžiulį visuomeninį procesą ir atvirkščiai. Ir 3 milijonai apsisprendimų kažką padaryti, visiškai net nežinant, kad galbūt dar kiti ten 2 milijonai 999 tūkstančiai tą patį padarė, jie gali padaryti milžinišką postumį jėgą ir dar kažkokius tai duoti rezultatus, kurių net neįsivaizdavai, kad esantis. Bet jie atsiranda labai paprastai. Jie turėtų natūraliai atsirasti, ne žvelgiant, o kaip čia kaimynas padarė, o kaip čia tas. O reiškia, o pagal tai, kaip aš suvokiu esantį. Vidiniai orientyrai kažkokie, ar ne? Kaip aš manau esant teisinga, taip aš ir darau. Tai tu sakai žemė, ar ne? Tu darantis, tau svarbu kažkaip darbais parodyti, tai kuo tu gyveni, kuo tu tiki ir kažkaip, kad tai taptų matoma, įgautų kažkokią tai formą, kūną, ar ne, ir tai liktų. Jo, nes tai, aš sakau, savo, man savo. Jeigu tai lieka tik tai mano galvoje, aš savo sakau, kad aš to nepadariau. Tai reiškia, mūsų darbai turi būti matomi, neužtenka apie juos vien kalbėti, ar ne, gražiai nupasakoti. Žiūrėk, koks simbolis prie ąžuolo atėjom. Visai netikėtai. Toks kaip kelio. Gal ne pabaiga? Tai nuo ąžuolo link ąžuolo, apsisuki ir link kito ąžuolo eini. Gyvenimą. Juk mes kaip medžiai, kai augam, tai augam į viršų, nes mes kaip medžiai, nukirtus šaknis mes numirštam. Todėl kol mintis išbluks ir laiko jūra išdžius, kalbėkim taip, kad žmonės įsimintų žodžius. Ir tiem, kurie tai išgirs, paliksime klaustuką. Tiem, kurie nesupras, dėsim tašką. Lygiai taip, kaip buvo palikta mums, mes paliksim pėdas einantiems mūsų paskui. Lygiai toks pat kaip tu, lygiai kaip tu žmogus, lygiai taip pat kaip tu, aš kartais bijau. Bet laikui atėjus spręsti, žengti pirmyn ar bijot, aš visą laiką ėjau.